Šiandien jūs sužinosite juodąją Argentinos rinktinės pusę. Tai iš tikrųjų galime iškart ir pradėti. Kodėl Argentina laimėjo pasaulio čempionatą 22 metais? Jūs turbūt klausite šito klausimo. Dažniausiai visi atsakytų, kad dėl to, nes buvo labai geri žaidėjai visi komandoje, ten buvo Mesis. Bet aš turiu visiškai kitą teoriją ir galiu paaiškinti, kodėl taip atsitiko. Taigi pradėkime. Taip, tai Emiliano Martinezo, tai jis yra Argentinos rinktinės žaidėjas, bet buvo matoma prieš patį paskutinį Argentinos mačą, jis skalbimo miltelius įsidėjo į savo gėrimą ir kai jų išgėrė, jis pašėlo ir pradėjo lakstyti kaip greitas kenguriukas. Julian Alvarez irgi atrodo toksai vaikėzas, bet jis yra Argentinui, tai čia aišku nieko gero tai nereiškia. Irgi prieš mačą persirengimo kambarį, jisai tenais viskį gėrė, skalbimo miltelius gėrė irgi, ir pašėlo. Rodrigo de Paulas, tai jis tai čia jau kitam visiškai lygyje. Jisai tenais buvo nuėjęs į tą stadioną. Aš žinau viską, tai aš tikėkime manim. Jis buvo nuėjęs į tą stadioną ir kadangi jis yra futbolininkas, dešinio vidurio puolėjas, jisai tenais pasidarė savo tokią labai tvirtą žemę, kad galėtų bėgti stipriau, o visur kitur slidžiai padarė, kad paslystų jo priešininkai prancūzai šventieji. Taip. Alejandro Garnacho, tas tai žinokit, čia irgi atrodo, galime net nuotrauką matyti, kad jisai išsižiojęs, va šitoje nuotraukoje, jis yra išsižiojęs, nes jam sunku kvėpuoti, nes plaučiuose jis yra įstatęs aparatą, kad niekada negalėtų pavargti. Tai tipo jam niekada nepritrūksta oro, jisai gali bėgti tiek nori. Ir jis tą aparatą įsistatė 1996, kai sovietai užėmė Lietuvo šitą bokštą. Žodžiu, jisai irgi pašėlo. Prieiname Lautaro Martinezą. Jis iš tikrųjų prieš savaitę mirė, nes šitie graikiški riešutai jį paveikė. Jisai apsipirkinėjo Lidl ir, kaip čia pasakyti, jisai ten jau prieš čempionatą jis ten pirko Lidl tokius neaiškius batus, kurie gali padaryti, kad tu ten šokinėtum, spardytum geriau ir tenais nusipirko riešutų ir mirė. Žodžiu, irgi pašėlo. Apie šį asmenį, man žiūriu ištarti jo vardą, bus visiškai kitas video skirtas kitą savaitę. Lionel Messi. Jisai yra Argentinos ir Kolumbijos kartelio bosas. Taip pat buvo susidėjęs jo tėvas su Pablo Escobaru. Tai prieš čempionatą jisai vartojo kokainą. Taip pat džiovintus pomidorus. Ir bus visiškai atskiras video, kaip jis apgavo visą pasaulį. Ir apgavo mano Ronaldą, šventąjį, ir visus prancūzus čempionato metu. Tai buvo labai visiškai žiauru. Visiškai žiauru. Jis turėtų būti uždarytas ir būti kalėjime. Turbūt nieks nežino Francesco Ortega. Jis yra Jenna Ortega brolis. Atrodo labai jaunas, bet iš tikrųjų jisai dirba siurblių tvarkyklos parduotuvėje. Dirbo, tiksliau, 16 metų, po to pradėjo lankyti futbolą ir susidėjo ne su ta pusė, kuri pardavinėjo vandens talpyklą, ir ta vandens talpykla turėjo daug visokių mineralų, kurie galėtų padėti bėgti, susikaupti, nemirksėti, tai kad galėtų matyti savo priešininko judesius. Ir
ir taip pat dar reakcijos greitį, tai jisai taip ir tiesiog įmušė tos įvarčius visus čempionate prieš prancūzėlius. Nu ir buvo žiūru tiesiog. Nu tai va, juodoji, tamsioji, kaip nori pavadinti, pusė yra čia Argentinos rinktinės čempionate. Tikiuosi jūs paskelbsite ir palaikysite šį vaizdo įrašą, kad sužinot visas pasaulis juodąją pusę. Geros dienos.